Labas vakaras visiems, malonu matyti visus. Ir mes šiandien turim nuostabų vakarą, atsiliepimų vakarą, pats įdomiausias vakaras, kada mes gerą žinutę galime perduoti kitiems per įrašą, ne? Tai tada, Audrutė, tai ir Aldona, jūs pradėkite, sakėt, pasidalinsit, laukiam jūsų atsiliepimo. Tik matau, jūs esat užstrigus. Aldonai yra užstrigus. Aldutė, kas atsitiko? Mhm. Nes, aha, kažkas atsitiko. Labas, labas. Labas, labas, Virginija. Aldona užstrigo. Aldona, jau atstrigot? Matosi. Aha, dabar matosi. Tai Virginija, jūs tada sekanti po Aldonos, gerai? Jo, gerai. Jo, klausom, Aldutė, jūsų. Jo, tai labas vakaras visiems. Tai va, noriu pasakyti, kad labai esu patenkinta šitais produktais. Labai, kai aš apie juos sužinojau, tikrai labai, kaip pasakyti, tikrai labai jų norėjau. Ir kaip aš juos užsisakiau, tai labai, labai laukiau. Galvoju, kad tik tai greičiau ateitų man siuntinukas. Na ir tikrai, pirmiausiai pradėjau tą valymą, Kolangardą. Tikrai po 3 mėnesių tikrai rezultatą labai gerą turėjau ir paskui pasirodė sąnariukams. Nu ir ką žinokit, tikrai labai laukiau šito, tikrai jo ilgai laukiau, bet vis tiek sulaukiau. Aš tikrai esu užsisakiusi, nemažai buvau, 9 buteliukus, tai va. Ir pradėjau naudoti. Iš pat pradžių, kai pradėjau naudoti, tai nežinau kaip. Aušros klausiu kaip, jinai sako, tai po 1, tai po 2. Nu, aš tai, vieną dieną pabandžiau po 1, paskui kitą kartą 2, o paskui, gal po kokios savaitės galvoju, ką man čia žaisti. Nu gerai, 2 ryte, 2 vakare. O paskui, jau dabar jau kaip 3 buteliukus sunaudojau, daugiau, ir 4, paskui galvoju, jeigu ryte išgeriu 2, vakare pamirštu. Tai tada vėl pasiimu ir pradėjau tada naudoti po 4. Po 4 pradėjau naudoti, pagėriau iš karto ir tada man nebereikia nei vakarų laukti, nei nieko. O taip 6 sausio šiais metais man darė magnetinį rezonansą, nes aš turėjau kakliniai ir juosmeniniai daly išvaržas. Padarė, ko palaukit, o aš turiu kaklinį ir juosmeniniai daly išvaržas. Nėra pas jus jokių išvaržų. Nors aš ir tikrai kitaip visiškai jaučiuosi, nes anksčiau tai ir taip pusiau skaudėdavo, tai čia kažkur tai sprandas skaudėdavo. O dabar tai tikrai, kuo puikiausiai jaučiuosi. Ir dabar dar turiu 3 buteliukus ir vėl tada toliau tęsiu ir žiūriu, kokie bus tolimesni rezultatai. Taip, kad tikrai labai geras produktas ir labai džiaugiuosi ir toliau jį vartoju. O dabar dar ką noriu pasakyti. Užsisakiusi buvau ir sunsetą, bet tas man sunsetas, aš kaip išgeriu, man galva pradeda skaudėti. Aš ir po pusę geriu. Ne, pirmiausiai tai po 4 geriu, paskui ir po pusę geriu. Negaliu, nepernešu ir viskas. Skauda galva ir viskas, aš visiškai nebeišmiegu, sako, kad pailsėsi, o aš atvirkščiai nebeišmiegu. O po to. Ir dabar, žinokit, jau taip gerai įsivažiavau, kad, žinokit, aš bijau gyventi, jau nebegaliu. Geras. Kaip einu miegoti, tiesiai tabletė į burną ir viskas. Ir viskas atsijungiu. Bet, žinokit, man užtenka net ir 4 arba 5 valandų pamiegoti. 5 tai tikrai. Viskas. Aš po to nubundu, aš jau piekoti nebenoriu, aš jau tada vartausi. Vadinasi, jau mano organizmui užtenka tiek miego. Kaip gali būt? Gali būt. Tai va šitas taip, kad tikrai sunsetas irgi nuostabus. Aš sakau, aš labai buvau pikta, aš ir Aušros tada klausiu, sakau, ką man čia daryti? Po to nustojau ir nebegėriau, galvoju, ką čia man dabar kankintis, kai man taip galva skauda. Tai vadinasi pas mane, galvoju, problema buvo.
su mano galva. O dabar jau žiūriu, kad galva jau pas mane normaliai, nu, tai va, aš tikrai labai patenkinta. Ir dar ką noriu pasakyti, nu, moteriškas, tai irgi. Nieko geriau naudojau, tikrai rezultatai yra. Bet paskui aš pertrauką padarau, nes kiekvieną kartą pastoviai negersi. Dabar vėl pradėjau. Ir aš va čia prieš kalėdas pradėjau, temperatūra sukilo man 38,5 viskas ir pradėjau kosulys. O tas kosulys toks erzinantis, kad jis man net šonus skauda, šonkaulius jau nepradėjo skaudėti, miegoti nebegalėjau. Nu, aš pradėjau gerti šitą moterišką. O taip, kai pradedu kosėti, taip ir čia nepilnos kelnės. Žinokit, Tai jau dabar jum pradėjau uždėti. gerti šitą, žinokit, susitvarkė ir pakoščių ir nieko. Tai va, matot, tai tikrai rezultatai yra taip, kad mielos moterys, merginos ir visa komanda tikrai, siūlau tikrai, neatsisakykit, bet tikrai ir toliau naudokit. Nu, kiekvienas, aišku, mes turim savo, nu, kaip pasakyti, problemų ir kiekvieno organizmas kitaip vis priima. Bet gali būti ir paštrėjimas, gali būti kažkas, nu, bet, sakau, tikrai produktas yra nuostabus. Aš tikrai labai džiaugiuosi. Vitaminą C, tai žinokit, kaip jau ir kosėjau, tai aš iš karto po du gerdavau. Jo, aš irgi, jo. Jo, bet iš karto 2 išgeriu. A, jūs iš karto du, aš tai kaip kas porą valandų taip vis. Oi, ką čia žaisti man tas kas porą valandų, tai aš būna, kad į dieną 2 po 2 išgeriu, žinokit, tikrai kažkaip kitaip. Ir vat sakau, man tas ir man dar reikėjo dirbti, žinokit, tai nuo 8:30 iki 8, tai va, žinokit, kiek reikia ir energijos turėti ir viską. Žinokit, tikrai labai dėkinga šitai kompanijai ir šitiems produktams, aš tikrai esu labai patenkinta. Tikrai ir, vat kaip jie mane išgelbėjo, tai vat aš tik tai tiek galiu pasidalinti, bet kad išvaržų neturiu, žinokit, tai ir žinokit, kas svoris nukrito. O, fantastika. O kas daugiau, Aldutė, ar pats svoris ar apimtis? Žinokit, visa, nes net ir kelnės, va čia buvo anūkės gimtadienis gruodžio 6 dieną, įsivaizduojat, žiūrėjau kaip mergaitė. Kelnės tokios, nu, žinokit, tokios jo, žinok. Nu, bet sakau, tada kažkaip ir valgyti nelabai norisi, aš nežinau. Nu, kadangi aš pasikraunu, mano ląstelė pasikrauna ir aš soti. Taip, Nu, taip, nes, matot, susireguliuoja, kada jau ląstelės iš maisto pasiema pakankamai, tai jau tiek ir to maisto tada nereikia. Jo, taip, kad sakau, tikrai ir veido kokybė pasikeitė, ir ne tik veido kokybė pasikeitė, bet ir kasgi mūsų celiulitas brangiausias, ane, kur kojytės mes norim, kad visą laiką būtų gražios. Taip, kad tikrai ten irgi, žinokit, pasičiupinėjau ir tikrai pasižiūriu, nu kaip, įdomu net pačiai, juk man ašgi, kaip pasakyti, jau ne pirmos jaunystės. Kaip sakyti, ne, antra jaunystė čia mano, bet tikrai aš džiaugiuosi, kad tikrai kažkaip net. Kol kas po metuose aš dar esu neblogai atrodanti ir aš tikrai džiaugiuosi šitais produktais ir visą laiką naudoju. Jeigu kartais net sunrise, tai ir pusę kartais ryte išgeriu. O jeigu jau naktį kartais nebemiegu, paimu moterišką. Rimtai? Taip. Arba sunrise. Išgeriu, nesvarbu. Ir naktį. Žinokit, tada taip faina, aš tada tokie pas mane sapnai faini, žinokit. Aš taip gražiai sapnuoju, gerus, gražius sapnus. Nu, čia mano. Nes aš jau galvoju, nu tai ką čia man daryti, ką čia aš eisiu vaistų gerti? Ne. Aš esu daugiau prie netradicinės medicinos, man tie vaistai jau žinot, nedaug dievė, aš blogiausiu atveju tik tai. Bet šitas tai tikrai, nu, va, tokių pas mane yra rezultatų, žinokit, tai aš tikrai labai patenkinta. Žinokit, o vyrui taigi daviau kolongardų pagerti. Tai jis man sako, va, žinok, šaltibarščius valgiau, vidurius man susuko. Nu, tai, sakau, nesusuko vidurius, bet sakau, tavo valosi žarnynas. Bet žinot, vyrui yra
visiškai kitaip Diskomfortas. priima jį. Taip, Jo, taip. bet, sakau, tai tikrai. Žinokit, kavos nelabai noriu, O, nu taip, o kam jinai reikalinga? Taip, nenoriu energijos tikrai yra, kavos. užtenka, taip. Nu, taip. Jo, Nu, Turiu tai, prašymą. sakau, tai va, labai labai tai ačiū, aš tik Augute. tiek galiu pasakyti. Labai daug pasakėt, labai Ačiū labai ir visai ačiū, komandai, tiek daug. ačiū jums tikrai, jo. Ačiū, Gerai, ačiū jums draugausim. visiems, jo. Nu, Jo, tiesa. Matau, Živilė prisijungus yra. Kaip gali padėti, jeigu funkcionaliai įsideda? Matau, taip, Živilė prisijungusi, gal Živilė, galėtų. Živilė, gerai, Živilė, žinau, kad sakė, Romutė, daug laiko neturit, tai jeigu galit, įsijunkit mikrofoną, jeigu galit kamerą. Labas vakaras. Labas vakaras, o kaip smagu matyti, klausom, Živilytė. Dar tik nesenai naudoju, vartoju. Tai mane labai kas iš pat pradžių sužavėjo, tai sužavėjo miegui. Ir jau iš karto pradėjo jaustis, netgi po tos aš labai bijojau, aš turiu vaiką su raidos sutrikimai, nuo autizmo yra dėmesio sutrikimas ir mums labai sunku su tuo miegu. Jisai visą laiką, ta prasme, tas ir su gydytoja kalbėjau, kad reikia paankstinti tą miegą, tai visi, kai sakau, ant parašyti ir kaip praktiškai yra visai du skirtingi dalykai. Tai aš kažkaip biškai pabijojau ir daviau trečdalį jam, ten tos tabletėlės prieš naktį. Ir jis kitą rytą atsikelia, mama, sako, tu mane norėjai nunuodyti, sako, aš tik paėmiau ir iš karto jisai dabar užmigo. Ir aš ir vyrui irgi daviau, irgi jisai dabar sako, kas kartą ten net nuo trečdalio, nes mes nevartojam jokių ten šitą, kai sakykime, ten tų visų, net nuo trečdalio iš tikrųjų jisai jau šitą užmigdavo. Tai aš irgi nupirkau ten vyrams ten tuos irgi papildus, tai labai jisai šitą buvo, ta prasme, geria. Ir matau gal tą tokią, žinot, net nuotaika geresnė. Iš tikrųjų, tai pasinėt ir pati tą nuotaiką, savijauta, toksai linksmesnis, gyvybingesnis ir tikrai kažkaip tai, iš pradžių gal ir buvo ir kaip sako, ar ten kažkas tai, ar, su tais viduriais, iš pradžių taip bijojam, irgi ten pasiskaitėm, jeigu ten nuo spaudimo, kaip ten kas, kad šitą biškelį gali kelti, dar kažkas, bet sako, tokia šlykščios, tai sako, aš tai geriau po visą gerisiu tabletį, nieko ten šitą, tai sakau kažkaip, tai, viskas gerai pati. O kurios neskanios jam, kad mūsų labai... Ten, kur, aš nežinau, ten to pavadinimo, bet dabar, kur kapsulės, kur vyram. Ai, vyram. Nu tai kapsulė tegu praryja. Aleprime. Alipraimas. Tai jisai visą kapsulę praryja ir viskas. Ne, tai taip, bet iš pat pradžių mes paskaitėm ir, žinot, pirmą kartą tu nežinai, kas, kaip ir su kuo valgom aš. Ten su dirbtiniu intelektu, ta prasme, pasiklausiau, kaip ten naudot, kada geriau, ryte ar vakare. Ta prasme, dar šitą tiek kažkaip tai... Ryte reikia jį vartoti. Jo, šitą, tai tas toksai, taip ir jisai ir vartoja, bet ten šitą netgi po to sako, pamažiau pabandykit. Tai iš pradžių jam sakau, tai jisai ten tą kapsulę pusę įsibėrė, žinot, ta prasme, kaip sureaguos, kaip organizmas apskritai sureaguos. Tai sako, sako, kaip neskanėnai, tai jau geria pavyzdį. Jo, už tai ir įdėjo į kapsulės, jau prezidentas aiškino mums, kodėl į kapsulės, nes jisai neturi to skonio gero, todėl apsaugą padarė. Jo, šitą tai taip, tai dabar geria, kai sako, man tai paprašiau šitą nuryt, bet sakau, ta prasme, net ir jaučiasi iš žmogaus to tokio nuotaikos. Iš tikrųjų, ta prasme, ten... vis tiek, kai sakau, 46 metai jau būna irgi tie ir hormonų visokio balansai ir viskas, ir tas, tai kažkaip jaučiasi, sakau, tikrai nuotaikos jaučia. Pačiai tai, aš ten tų visų pavadinimų neatsimenu, kur kaip moteriškas hormonas. Tai man tai pačiai netgi, man atrodo, net ir mėnesinės šitą, man tokios lengvesnės tada praėjo, kai jį šitą geriu, nes būdavo, kai ten akvišą jaus irgi ten, kai pageri irgi biškelį, tai sakau, taip, tai visiems, ta prasme, šeimos nariams irgi šitą ir duodavau, tai jau ir iš pradžių ten po truputėlį, kad ten nebūtų kažkokių ten ar ten viduriavimų. Taip. Kad pripratė. Jo, nes tas toksai, žinot, kai, sakykime, po to mes čia buvom irgi pas vieną tokią gydytoją, kur šitą būtent mineralų žiūrėjo.
iš delno, ta prasme, yra ten šitą tie mineralai, kokių trūkumas, kokių netrūkumas. Tai va, pavyzdžiui, žinokit, ir vyras jisai sako, pas mane tikriausiai bus blogiausia, o jisai buvo tik pradėjęs va tuos va papildus gerti. Tai pas jį iš tikrųjų netgi mineralų, ta prasme, trūkumas buvo organizme pats mažiausias. Jisai arčiausiai, ta prasme, ten yra tokios skalės, kur vienoj pusėje, kur yra labai, trūkumas, ar ne, ten didelis toksai šitą. O pas jį mažiausia ta skalė buvo, jis arčiausiai vidurio buvo, kada jo mineralų visų panašiai, ta prasme, cinko, ten seleno, kur mes netgi nelabai šitą, kai sako, iš maisto galbūt ten kokių produktų nepasisavinam, ten dar kažkokių, tai pas jį buvo geriausi tie kraujo tyrimai. O jisai, nežinau, gal tik tais buvo, gal kokią savaitę ar ten 2 savaitės jisai tik buvo gėręs. Ir tai, va, kai sakau, jau tas, o jisai sako, blogiausi bus tyrimai, o pas jį geriausi, o šitą, aš irgi, kadangi pradėjau tos papildus gerti, tai pas mane irgi padarė, tai nebuvo irgi labai tokių didelių kardinalių, nes būna pas kai kuriuos žmonės labai didelis trūkumas, kodėl, sako, netgi cukraligė atsiranda, todėl, kad negaunam tam tikrų, tų mineralų. Tai dėl to, sako, ir šita cukraligės atsiranda, nes, su maistu tu tiek neįsisavinę. Kaip ir esu girdėjusi, kad, sako, jeigu mes norim kalcio normą pasisavinti, ar ne, ten reikėtų varškės suvalgyti kiek 4 kilogramus. Taip, šitą, nes, aš, ta prasme, buvau šitą paskaitoj. Po to sako, kad irgi gal gautumėm kokią B normos, ten vitamino, bananų, reikėtų suvalgyti 100. Taigi tu tiek tai nesuvalgysi. Ir gaunasi taip, kad šitą visi kiek mes gaunam kartais per tą skubėjimą, per stresą, per tą įtampą ir nerimą, iš tikrųjų labai daug netgi patys išdeginam tų mineralų, ten visokių vitaminų. O čia, va, jisai, sakau, aš net pati, kai pradėjau gerti, tai man ir pačiai tas toksai, aš turiu ligą, reumatoidinis artritas, jau sergu 40 metų. Tai šitą ir pati taip jaučiuosi, ne taip smarkiai jaučiasi, kai būna orų permainos. Nes labai, ta prasme, tas slėgis, jisai labai reaguoja į tuos sąnarius. Sąnariai labai tokie indikatorius yra didelis, kada tau perspėja, kad jau keisis oras. Jeigu ten, sakykime, va dabar žiema visą laiką ateis ant pavasario, labai šitą bus. Ir va šitos papildus, kai pradėjau gerti, jie, ta prasme, tu jauti, nes vis tiek tu gyveni su tuom, tu gyveni šitą ir tai niekur nedings, bet tik tais tiek, kad švelnesni tie perėjimai. O Živilė, jūs jie flekso dar nebandėt mūsų gerti? Nuo sąnarių, kur yra? Ai, ne, dar šito, nepabandžiau. Jūs dar šitą pabandykit pagerti po trikampio, pavartokit, pamatysit labai geri atsiliepimai apie jį. Tai va, reikės gal šitą kada vėliau pabandyti, nes šiaip tai jau dabar 20 metų kaip geriu medrolį, tai hormoniniai ten tie vaistai. Tai va gal dėl to man ir va tie, kur ir moteriški, gal netgi ir šitas jisai kažkiek tai biškelį įtakoja. Jo, jisai kadangi šitą gal irgi tvarko tos hormonus, tai irgi gal tas netgi įtakoja. Gerai, labai ačiū, kad išėjot pasidalinti, lauksim jūsų dar geresnių rezultatų, kad jau sakysim, man labai liuks. Ačiū labai. Jau ir taip labai gerai, kaip per trumpą laiką. Ačiū Jums labai, mieloji. Gerai, kas sekantis? Živilei, dėkojam. Kas sekantis? Geras. Gerai, Virginija, tada kamera, jeigu ką. Taip, aš vardais, nejungsiu kameros. Vardais neminėsiu, bet vienu žodžiu iš mano, kaip aš irgi naudoju trikampį, naudoju probiotikus ir gruodį labai sirgau ir tuo metu kažkaip nenaudojau, bet labai greit po to atsistačiau, kai pradėjau gert ir visa energija grįžo ir viskas, tai labai. Bet noriu pasidžiaugti, kad man svarbiausia buvo, aš ieškojau būtent maisto papildų ten, kas yra geriausia mano artimam žmogui ir kaip įpiršau, kad pabandytų alipraimą, tai yra vyrams. Ir ką pastebėjau, netgi tik pradėjus vartot, bet nenaudojo to trikampio, nes čia būtų neįmanoma, vaistai tai čia jau yra viskas, kažkada tai aišku irgi buvo, kad
ligoniai gulėjo, tai irgi piršau papildus ir buvo geri rezultatai, bet tik išėjus ir vėl eina prie savo vaistų ir daro savo, ką gydytojai pasako. Nu ir vienu žodžiu, piršau aš tą Lipraimą ir praėjus savaitį aš jau pastebėjau skirtumą, kad nebelaksto į tualetą. Kada skambinu ir anksčiau būdavo, kaip skambinu, tai atsiliepia mirštantis žmogus, atrodo viskas reikia lėkti, nes jau toj numirs, gal jau ne tik pasikalbėsi, nespėsi nei pasimatyti. Be nuotaikos visą laiką, nu vienu žodžiu. O dabar skambini su energija ir paskambina ir su gera nuotaika ir su energija. Nu ir buvom kaip susitikę, tai važinėjom daug, sakau, anksčiau būdavo ten kas 15 minučių bėgdavo į tualetą, dabar pastebėjau, kad ten praeina ne valanda, o 2 ir 3 ir nieko. Ir šiaip, vat, nu pats žmogus kaip keičiasi, tu matai, kad jisai švyti, jisai laimingesnis, jisai laimingas. O žinot, vyrai, negavau leidimo, nes vyrai nemėgsta girtis ir jie nenori kalbėti apie savo problemas. Bet siūlau moterims pasirūpinti savo vyrais, neklausiant, nes tikrai pas juos visus tiek jau ir turiu vat, irgi, kurie vat, perka iš manęs, tai klientas tai yra jauni vyrai, kuriems 50 tik tai ir jau vat, prasideda tos problemos. Taip, kad, sakau, moterys, sesės, mamos, rūpinkitės ne tik savimi, bet ir savo artimaisiais, žentais, vyrais, sūnais, broliais ir taip toliau, dėdėm, nežinau, kas ką turit. Tai tiek iš manęs, bet tikrai labai džiaugiuosi. Labai. Taip, aš tikiu, kai šitiek laiko žmogus negauna pagalbos ir ras dabar jam tai pagerėja, tai čia iš tikrųjų mūsų kompanijos sukurtas produktas vyrams, tai yra unikalus. Aš turiu labai daug klientų vyrų, kurie perka pastoviai ir dėkoja ir džiaugiasi. Ir vieni naudoja, kad seksualinį gyvenimą pagerinti, kiti naudoja, kad jau atėjusias ligas spręsti, bet visais atvejais produktas labai padeda. Gerai, labai ačiū, Virginija. Jiem įpiršti, tai aš sakau, tik tai sakyt, kad va tau bent energija padidės, ten nuotaika, nes jeigu sakys iš kitos pusės, tai sakys, nu ne, man taigi nereikia, viskas gerai. Tiesiog apgaut. O žinai, kad negerai. Nereikia apgaudinėti, protingi tie mūsų vyrai, prieinam prie jų. Bet nepasisako, ne. Visokių yra, visokių yra žmonių, yra, kurie ir pasisako. Tai va, labai Bet labai faina, kai yra šalia sesės, mamos, draugės ar žmonos, kuri jos pasirūpina. Labai ačiū, Virginija. Kas sekantis šiandien turėsim dar atsiliepimų? Virginija, matau, jūs telefoną įsijungus Vitkūnienė Virginija, kita. Gal jūs norit ką nors pasakyti? Kas dar galit? Nu, va, šitiek žmonių daug prisijungia. Ir visi Gal galiu trumpai. Gerai, Romutė, klausom. Jo, vartoju nuo pavasario, 3 mėnesius, kaip ir rekomenduoja, mažiausiai 3 mėnesius pavartoti trikampį, o paskui prijungiau moterišką produktą, tai paskui vasarą padariau pertrauką, tai žarnynas antiek susitvarkė, antiek lengva. Važiuodavau į darbą, dėkodavau dangui, akys šviesios, protas blaivus, antiek gera buvo, kai įsivalė iš tikrųjų žarnynas. Dėl miego tai irgi kaip kūdikėlis užmigt gali. Ir kaip ir moteris minėjo, kad iš tikrųjų užtenka netgi keletas valandų. Kartais ir pamiegodavau 4 valandas, bet ryte atsibundu, aš esu žvali. Kaip pasakyti, liaudiškai nėra tų galvos lomkių tokių, ne? Kad oi skauda, neišmiegojus. O pas mane visada būdavo ant to dalyko. Jeigu aš neišmiegu, viskas kaip mažas vaikas būdavau ir zli, pikta, o dabar šito nėra. Paskui dar tokį atradimą vakar pasidariau, nes pasiklausiau pas rusus apie jų atsiliepimus.
Ir viena moteris pasakojo, sako, turiu dantų pastą ir slogom susirgo, o aš sekmadienį irgi kažkur pasigavau ar skersiai, nežinau. Tiesiog viena pusė tokia, tokia nelabai kokia. Aš prisiminiau, kad aš klausiausi šį savaitę, gal tai aš turiu dantų pastą, aš pabandysiu ant krapštuko ir pasitepiau nosies vidų. Kai ta moteris sako, taigi probiotikai yra, dar ten visokiausių yra, aš jaučiu, gal netgi ir pipirmėtės gal yra. Galvoju, pasitepsiu. Įsitepiau nosies angą su dantų pasta. Žinokit, atlaisvino, pradėjo ten šalti, tai taip ir nusprendžiau, iš tikrųjų sudėties nepažiūrėjau, kas yra. Bet nuėmė spaudimą, kai slogos būna. Čia galva spaudžia, nosis. Tai tiesiog nuėmė visą šitą nemalonumą. Tai va, toks atradimas, kai pasiklausai, kaip kitos vartoja. Aš biškai patikslinsiu, kad neklaidinti žmonių, kurie girdės. Pačioj pastoj probiotikų nėra, bet mūsų pastoj yra iš probiotikų pagamintas fermentas. Žodžiu, kaip sakau, šalia probiotikų buvus, yra probiotikai, kurie mūsų organizmuose gamina fermentus, tai tas fermentas yra įdėta į mūsų pastą. Tai, kaip sakau, palengvinta situacija ir netgi girdėjau gydytojas sakė, kad netgi jeigu žmogus ten neišsiskalaus gerai burnos ar kitą kartą, žinot, ar kelionėje sąlygų nelabai yra, tai nieko tokio, nes vis tiek organizmui yra ta pasta draugiška. Tai labai gerai, natūraliai. Ačiū, Romutė. Ką dar galit pasakyti? Draugės dabar nėra, tada trupučiuką jos patirtis. Jos vyrui labai buvo problema, kaip tik išvažiuoja į užsienį, tuoj pat nerimas, stresas, nebemiega. Ir kai jisai grįžo prieš naujus metus, namuose viskas tvarko, bet tik išvažiuoja matomai toli nuo šeimos, nuo švelnumo ir problemos prasidėjo. Jinai įdavė jam sunsetą. Tai jisai penktadienį išgėrė ir paskui skambina, nesuprantu, šeštadienį miegu, sekmadienį miegu, antiek nervų sistema atsipalaidavo. Tai vat, jisai buvo antiek nustebęs, kad šitą... Reiškia, labai kūnui reikėjo to poilsio tiek. Jo, ir tų medžiagų matomai nervų sistemai reikėjo, nes visas sudirgęs ir dėl mamos, dėl visokių kitokių problemų. Tai va, šitaip vyras kaip pabando ir tada viskas nieko nebesako, tinka. Aišku, pradėjo gerti Aleprime, bet nežinau, kokie atsiliepimai, gal kitą kartą. Palauksim, kitą kartą jo. Papasakos jo. Gerai, labai ačiū, Romutė. Matau, Jelena pakėlus rankytę. Norite kalbėti, Jelena? Kalbėsiu. Labas vakaras, aš pirmą kartą prisijungiau. Pakvietė mane Roma prisijungti. Gerai. Ir aš prisijungiau. Ir žinote, ką aš noriu, tiesiog norėčiau paklausti vieno tokio dalyko, ką man reikėtų gal vartoti. Šiaip pirmą kartą taip gyvenime, kad man, žinot, kaip ant pirštų šitas nykštis yra, nežinau, man. Reikėjo skristi ir aš labai nervavausi, kaip tas skrydis bus, nes su persėdimais, su viskuo. Bet aš gal kokią savaitę pagėriau šito sunseto. Ir jūs nepatikėsit, aš kažkaip visiškai ramiai, nieko, aš ne šiaip tai, išeini ten į patikroj, nervuojasi, visur nervuojasi, kaip skristi ar ką nors. O čia dabar, žinokit, nieko, nors vieną kartą nuskraidino iš Oslo į Rygą, aišku, labai pergyvenau, nervavausi viskas. O čia dabar nei stresavau, nei nieko. Tai sakau, ką reiškia pagėrus to sunseto. Atpalaiduoja visą nervų sistemą. Taip, nes daugelis galvoja, kad mūsų sunsetas ir jo sako, miegojimui. Ne, jis ne tiek miegojimui.
Ir Ne, jį ne. galima, žinokit, ir dieną pagerti, jeigu žmogus tikrai stresiniai situacijoje ir kažkas tai, nu, kažkokios tai reikia spręsti rimtus problemas. Pagerkit ir ryte, pavyzdžiui, pusę išgerkit ryte, pusę vakare. Tikrai nurimsta organizmas. Prasideda sveikas mąstymas ir tada mažiau to streso. Taip, ačiū labai, Audite. O dar žinokit, kolongardas tai irgi, aš jį ne tai, kad šitas, bet trupučiuką įsipilu vandenuko ir įsipilu ten to kolongardo. Ir man, pavyzdžiui, jeigu vat skauda vat sąnariuką rankos, ane, žinokit, aš paimu ir pasitepu arba kokį kompresiuką iš to užsidedu. Žinokit, kaip atpalaiduoja. Fantastika, žinokit. Probiotikų labai daug ten. Taip. Va, skauda ir užmiršau pasakyti, bet tikrai labai gerai. Viską, vienu žodžiu, nuo iki. Labai Viskas. gerai. Produktai Ačiū, gerai. Audite. Ačiū. Taip Ačiū. malonu, kad jūs taip drąsiai einate. Tai ar šiandien dar norėsit kas nors pasisakyti? Nes mes jau kem 5 minutės bendraujam. Ar bus? Galiu aš dar trumpai pasakyti. Labas Gerai, vakaras visiems. klausom Neringute. Tai aš labai džiaugiuosi, kad kadangi daug dalinuosi ir socialiniai medijai, tai mane pamato ir būtent labai suaktyvėja mano artimiausi visi kaimynai pažįstami ir mano kaimynė vakar skambino vos be prakalbanti, sako, mane taip sustvėrė gripas, aš nebežinau, ką daryti, sako, duok tą savo pagalbą numeris 1. O žinokit, jinai yra Probio C mūsų. Ir žinokit, aš jai nunešiau vakar, sako, pabandysiu, pažiūrėsiu, nors jinai irgi šiaip labiau yra už vaistus ir viską. Ir jinai, žinokit, vakar net iš lovos nepasikėlė, kai aš jai nunešiau. O šiandien dieną jinai ateina pati pas mane ryte. Sako, žinok, Neringa, kaip man gerai, tu neįsivaizduoji. Sako, aš jau pradėjau atsikosėti. Man sako, tai pagerėjo ir įsivaizduoju, kad aš jai nunešiau 4 paketėlius ir liepiau pagerti, po 2. Sakau, dabar išgerkit 2 galite iš karto, nes labai gerai veikia, va kaip ir prieš tai dalinosi, kad 2 iš karto viename labai gerai veikia. Ir sakau, paskui prieš naktį galite, arba galite kas porą valandų, sakau, kaip įsidėliosit pati. Tai, žinokit, tikrai labai patenkinta ir jinai ir atėjo ir šiandien visą pakuotę pasiėmė ir sakė, aš neįsiu pas tuos gydytojus, nes, sako, prirašo ir, sako, nebūna rezultato jokio, o čia, sako, realiai per naktį jau pagerėjimas ženklus. Ir temperatūra jai nebekilo, tai jinai, sakau, šiandien visiškai kitaip jautėsi. Tai dabar vartos toliau ir pasidalins. Tai čia yra pagalba numeris 1 ne tik susirgus, bet ir aplamai, žinokit, turint tiek mažus vaikus, tiek vyresnio amžiaus žmonėm labai puikiai dera su kolongardu, ypač kas turit vidurių užkietėjimus didelius. Kai pas mane kas vartoja kolongardą ir dar probiotiką kartu vakare, tai fantastiškus rezultatus žmonės, žinokite, turi. Tai aš labai džiaugiuosi, kad turiu tokią galimybę, su šiais produktais jau bendrauju ir draugauju 2 metai bus kitą mėnesį ir žinokite, kuo toliau, tuo vis labiau džiaugiuosi. Ir norisi dar labiau garsiai pasakoti visiems. Tai man irgi yra numeris 1 pagalba su mažylė, nes aš turiu 4 metukai bus mano mažyliai. Ir mes su šitų probiotikų palaipsniui, aš žinokit, į savaitę bent kelis kartus duodu, nes jinai tikrai eina į darželį, kur daug bakterijų būna, kur visko, plus viską dar valgo, žinot, rankytėm nesiplauna, dar tos higienos sunku labai prižiūrėti, kad jų būtų čiki-piki. Tai pagalba numeris 1, tikrai mamos nebijokite duoti vaikučiam į vandenuką, išgeria kuo puikiausiai. Pas mane stovi kaip zylutė atsistojus ir laukia, kol aš jai duosiu. Tai va, tai norėjau pasidalinti tokią, tai jeigu tik susirgat ir jeigu pajaučiat jau simptomus, kad kabina, nes man irgi buvo, nežinau, čia perėjau liktai greitai į lauką, šiukšlės išneždama, žinot, nieko neapsirengus ir jau jaučiu, kad gerklės tveria. Greit probiotiko. Ir žinokit, aš palaikiau tą probiotiką, taip ilgiau palaikiau, netgi patirpinau, biški taip lik ir praskalavau, pagurguliavau. Ir žinokit, nuėjo man tas gerklės skausmas ir nieko. Tai aš labai džiaugiuosi, kad turiu tokią pagalbą ir galiu dalintis, todėl visi tikrai išsibandykite ir pamatysite, kaip džiaugsitės pabandę. Žinot, kaip aš vadinu Probio C, ačiū labai Neringute. Tai pridursiu prie tavo pirmą pagalbą, o aš vadinu daktarus skauda.
Taip, taip, labai puikus pavadinimas. Jo, man kažkaip asociacija iš anų laikų, kad jisai, va, tas, jeigu žino tą filmuką, iš senų laikų ateidavo tas daktaras, ai skauda, jis padaro ai skauda, bet iš karto tu pasveikdavai. Tai va, taip, labai ačiū, Neringutė, tikrai kaip smagu kalbėti ir apie save, ir apie artimuosius. Tai kas dar, jeigu yra dar norinčių pasidalinti, tai galit jungti mikrofoną, tam ir susirinkom šį vakarą, ne, kad pasidalinti, kaip mums sekasi vartoti produktą. Jeigu nėra šiandien norinčių, tikrai nenoriu nei vieno, kaip sakau, per prievartą, iš tikrųjų mes viską darom savo noro, ne, ir mūsų vis dėlto tikslas, kad kuo daugiau žmonių sužinotų apie šitą produktą ir kuo daugiau žmonių mes galėtume padėti, ne, tai mūsų toks tikslas. Tai ačiū visiems, kurie dalyvavote ir ką iki kito karto. Tada šiandien stabdau įrašą.